sveiki gyvi. Pagaliau sulaukėm lietaus, bent kažkokios atgaivos, nors atostogas baigės, o darbų padaryta mažai. Tai per atostogas buvo planas pastatyti ant ratų, bet kaip matom, situacija nepasikeitė. Aišku, buvau susidėjęs priekinę važiuoklę, vienoj pusėje prisimatuot. Tai vaizdelis, toks galiu pasakyti, įdomesnis, nežinau, kaip viskas tilps. Galą irgi daugmaž sudėjau, kad pasižiūrėtų visą situaciją. Turim BRZ amortiką, kuris kaip ir tinka į BMW šakę. Aišku, norėčiau šitoj vietoje į atraminį dėti šesą, nes gaunas truputį pasivertęs amortikas. Tai nežinau, reikės spręsti šitą klausimą. O šiaip tai visai čia neblogai atrodo. Buvo planas nuo pradžių, jog turėtų tikti. Tada buvo suabejota, jog reiks gaminti apatinę šakę, bet reziumė gavosi, galiu pasakyti, puikiai. Atsistojo amortikas kaip ir į vietą. Aišku, su tuo atraminiu reikia išsiaiškinti iki galo ir su galu bus baigta. Iš dalies baigta, nes reikia reguliuojimų traukių dar. Ir kažkokius stabdžius sudėti, nes M4 labai brangus. Update su diffu, pirkau kitą diffą, dizelio, dėl šito flanšo, kad kardanas suktųsi per gumą. Kadangi originalus yra kardanas su granata ir iškart sukasi į diffą, tai turėsim dabar tokį. Čia ir kardaną galą paėmė. Tai manau, su dviem gumom mažiau laužys viską. Dar buvau pas Mad Metal, tai palankstė mums duko. Iš jo bandysim gaminti variklio kojas. Tai variklio kojas maždaug vesim į lonžeronus, užsivilins plokštelės į lonžeroną, tada daryti ausis ir per silentą poliuretano bandyti pakabinti motorą. Tai bandysiu iš šitų kažką padaryti. Primečiau, kad maždaug reikės galbūt vieno su mažesniu lenkimu, kito su didesniu, nes motoras gaunas kaip ir plyta, pavirtęs. Tai manau, neužilgo reiks bandyti dėti motorą į vietą ir jau taikyti ten, kuris turi būti. Šiaip netaip užsitempiau motorą. Buvo reikalų čia vienam jį užsikelt. Pamečiau, tai šiaip netaip užsitraukiau, ne? Tai bandysiu pasistatyti į vietą ir reiks bandyti gaminti variklio kojas jau. Reikia susižiūrėti, išsicentruoti visą, dėžės galą pasižiūrėti, kad eitų tiesiai, kur reikia. Ir bandysim kept. Įsidėjau dar diffą su galinė kardano dalim. O čia atrodo taip. Tai čia irgi reiks gaminti kažkokį tiltelį dėžiai. Gamyba. Šiaip visgi kapotas gal užsidarys. Dėl priekio neaišku, nes kapotas žemyn eina, bet manau kažkaip sutilpsim. Tikiuosi. Pradėjau variklį statyti į vietą. Tai jau kaip ir viskas išcentruota, padaryta. Įdėjau kardaną, viską pasimatau su galu, išcentravau, prisikabinau plokšteles prie lonžeronų, prisukau čia,
Tai pasidariau tokius laikiklius, kurie dėsis čia, virinsis ir tada koją prie šito virinsiu ir taip laikysis. Kas dar padaryta? Pastatytas radikas. Vietoj laikosi ant originalių šito radiko laikiklių, tai čia gaunas prisisuka auselės ir taip laikosi. Viskas. Čia gumytė, ten gumytė. Manau, turėtų būti neblogai.